Ruošiam tuo metu upės festivalį ir kažkaip žiūrėjom žmonės, kurie buvo arčiausiai bendravo su Jonu Meku ir žiūrim va toks Dalius Naujokaitis, kuris neprisistatė, tai pristatau Dalių Naujokaitį. Tai ir kažkaip parašėmės jam į tą New Yorką, gal jūs norėtumėt atvažiuoti pakoncertuoti, bet mes čia organizuojam tokį festivalį ir Dalius iškart sutiko. Nes jis tuo metu turėjo vasarą ne vieną koncertą, kaip supratau. Ir dar aš nuvažiavau, pasižiūrėjau jo orkestrą Rusų dramos teatre tuometiniam. Tai šis labai sužavėjo ir galvoju, jeigu šitas žmogus galėtų atvažiuoti čia į Plungę, tai būtų toks kažkoks ir pasiekimas, nes patiko visa koncepcija jo. Ką jis daro, jo filosofija, tai kad jis nesako, kad kuria, o daro. Ir kad kuria tik cigaretę. Tai patiko visa filosofija ir jis atvažiavo ir tada užsimezgė draugystė ir mes tada pradėjom galvoti apie tai, ką galim padaryti daugiau kartu, ką galim sugalvoti. Ir kažkaip ten su tuo orkestru vietos sugalvojom. O dar truputėlį užbėgti už akių apie patį orkestrą. Kas čia buvo tos idėjos pagrindinis, kaip ir autorius, sumanytojas? Gal šiek tiek... Abu, manau. Abu. Kažkaip... Aš neatsimenu, kas pirmas pasakė. Jo, aš manyčiau, kad tai Dalius gal intencija parodė, kad būtų įdomu su vietos žmonėm. Ir tada aš užsikėpiau ir tada man dar ir magistro mintis gimė, viskas čia taip organiškai gavosi, ne vienas neprisiemam kažkokių medalių. Manau, tai jūsų bendras darbas, sakykim, taip? Taip. Pirmoji ta tokia įvyko 2023 metais, mūsų pirmasis orkestras, truputėlį jis buvo įsigandęs. Kas buvo įsigandęs? Orkestras, gal pirmais metais. Gausi toks gal ir chaosas, gal patys nesupratom iki galo, ką darom. Ir jo, bet kaip tau pasirodė, aš nežinau. Pats pirmas? Jo, pats pirmas, jo. Įdomus buvo. Toks kitoks negu... Kitoks. Jo. Gal tie žmonės, man čia reikia labai gebėti mokėti, nieko nebijoti, atsiverti, atsidaryti ir būti momente. Tai tas būti momente gal žemaičių yra sudėtingiau. Jį reikia pralaužti. Ir norėjau klausti, sekantį klausimą. Kaip sekėsi tuos pirmosius dalyvius pralaužti? Mes repetavom, bandėm ir galų gale koncertavom. Tai.
O repeticijų irgi nuo pat pirmų, sakykime, tų orkestro tų pasirodymų, 2 repeticijos ir 3 išstojimas, sakykime, ar ne, jau koncertinis. Kitais metais, sakym, trumpinsim iki 1. Viena repeticija. Kodėl? Nes čia aš pagalvoju, dar nesakiau. Tai dėl to, kad tiesiog yra labai sunku visus suburti, nes mes esam iš tiek skirtingų kampų, nereiškia, kad čia tik vietiniai atvažiuoja ir iš Vilniaus, kurie gyvenę galbūt Plungėj. Ir juos surinkti tai dienai 2, 3 dienom, 4 yra pakankamai sunku ir nereikia perrepetuoti. Dalius mėgsta žiauriai neperrepetuoti, tada geriau einasi. Jo. Taip? Ir teko girdėti, kad šiais metais jūs jau kažkur iškeliaujate pasirodyti. Į Merkinę. Taip. Papasakokit plačiau, kas čia bus, kada? Čia bus rugpjūčio 1. Merkinėj Aritmija festivalį. O koks ten festivalis yra? Jo, tai jisai labai panašus į upės gal, bet gal jis labiau išplėstas. Jo, mes kai pradėjom savo draugystę, kažkaip 2 kartą susitikom Merkinėj, būtent tam festivalį. Tada turėjai solo pasirodymą ir jis toks, tada dar gal nebuvo taip išplėstas, bet Algimantas, kuris organizuoja tą festivalį, jis yra buvęs upės festivalį ir praėjusiais metais mes čia taip susikalbėjom ir aš sakau, gal darom tramplyną, tiltą tarp Dzūkijos ir Žemaitijos, nes lygų panašu, kad tai yra mažų miestelių, Plungė yra didesnis negu Merkinė, bet koncepcija kažkur, kad bendruomenė labai įsijungia šitą veiksmą, kad tai yra vis tiek alternatyvios muzikos, tai nėra muzikos, kurią tu klausaisi kasdien galbūt per radijo centrą. Ir taip sako, gerai, sako, tai aš atvažiuosiu su kažkuo į upę, o jūs atvažiuokit su kažkuo į Aritmiją. Ir man tokia pirma šovė, tai varom su orkestru. Ir kiek žinau, ir pati gal įsijungsi. Tai dabar tie logistiniai dalykai. Niekur nėra finansavimo, visada trūkstam. Čia jau kaip įstaigos vadovė galiu pasakyti, kad tas gal, čia galėtum galvoti tiek, bet visada tas yra toks, kad kažkur trūkstam, bet aš kaip sakau, mažiau pinigų, daugiau tada ir galva veikia. Kaip padaryti tą. Čia tokia, sakykime, pradžia, ar ne? Kažkur pavažiuoti toliau į kitą. O gal ir pabaiga? Gal. O žiūrėjau klausti, ar yra kažkokių užmojų, kad į kitus miestus, galbūt į kažkokią kitą šalį, tarptautiniai kažkokie gal kontaktai užsimezgė? Dabar užsimezgė, jau čia yra tarptautinis žmogus. Bet užsimezgė šiaip, kad aš pateikiau paraišką, dabar kompanijos tiksliai nepasakysiu, kuri ten yra, važiuoti į Japoniją su tinklaveikla. Į Tokijo ten yra 3 dienų festivalis ir yra galimybė susitikti su kultūros lauko atstovais, diplomatais, menininkais ir užmegzti kontaktą, kad jie atvažiuotų čia. O gal ir mes važiuotumėm tenais, kad būtų ta tinklaveikla, tai aš išvažiuoju čia spalio 26, jau turiu ten būti. Ir pristačiau rašydama paraišką būtent orkestro idėją, kad galbūt galėtų tas orkestras tapti, įsivaizduokit, Japonų ir Plungės ir Vilniaus ir Niujorko toks kratinys, nežinau, ar tai yra gražus pakankamai žodis apibūdinti. Tai idėjų yra, fantazijos netrūksta. Ar tai suveiks, matysim, reikia išgyventi iki to. Čia gali ir numirti. Laikas parodys. O kalbant apie instrumentus, papasakokit, kaip jie gimsta, nes jau teko pažiūrėti, pamatyti, kad ten pačių įvairiausių yra. Ir ar kiekvienas orkestro dalyvis pats pasigamino savo instrumentą, ar čia kažkokie yra kolektyviniai darbai? Yra tokių, kurie patys savo pasigamina. Tarkim, kokie pavyzdžiais? Man molio tas. Aš kažkaip, kai pradėjau dirbti su keramika, čia nepaslaptis, žinot, kad aš tą darau.
Ir aš vien jau tada, kai tu molį lieti, kai tu jį išdegi, kai jisai būna, kai atidarai pečių išglazūravus, jis turi skambesį. Ir aš kažkaip pradėjau girdėti tą molį. Ir tas, pavyzdžiui, grandines, kurias dariau, aš visų pirma, ne tai, kad tu darai, bet aš jau žinau, kaip skambės. Prieš kuriant, nes jau aš girdžiu, kaip skamba. Na, toks įdomus momentas, kažkoks jungtis atsitiko ir tiesiog darai, tu žinodamas, kokį skambesį jau įneši, turi tam galimybės. Tada Monika, jinai iš vis ten fantastiškai, praėjusiais metais buvo varna, šiais metais jinai zuikį vilką, ten sunku suvokti iki galo, kas tai yra, tiesiog jos personažas. Tada Dalė, žinau, pasidarė perkūno garsą pati. Yra tiesiog duodama mintis, tie, kurie yra chore, pasidarykit objektą arba atsineškit. Bet čia tik choristams galioja tas? Šiaip jo, tik choristams taikom, nes visi kiti yra užimtos rankos kitais dalykais. O choras jisai gali ir tą daryti. Tai aš manau, kad, pavyzdžiui, Audronė šiemet pasidarė skrybelę. Atnešėm jai centų, visus centus išsidūrė, vyrai darbino, sakė pusė giminės. Kolektyviškai. Jo, kolektyviškai. Tai ir man padeda verti, suverti kolektyvas, nes aš labai nemėgstu smulkių dalykų daryti. Man tokie stambus labiau patinka, nes rankos normalios, nemažas. Tai nežinau, čia tas toks yra, kad tu inspiruoji gal, mes inspiruojam vienas kitą. Ir aš manau, kad nuo tos pradinės stotelės mes kažkokie dabar esam ta šeima, kuri susitinkam kartą į metus ir kuri dar pasipildo. Pirmais metais kiek buvo dalyvių pačioje pradžioje? Irgi apie visą laiką eina nuo 20 iki 25. Šiais metais irgi panašiai? Jo, taip. Nesikeitis. Ir labai faina, iš New Yorko prisijungs draugas Daliaus, bosistas. Aaron Keane. Paulius Vaškas, vienas mano geriausių gitaristų Lietuvoje. Tada Dovydas Talmokas groja daug, kur vis, nežinau, kiek grupių Lietuvoje jisai turi su saksofonu. Tai tokie ir profesionalūs žmonės jau jungiasi. Tai yra mums irgi inspiracija, iš jų mokomės, jie kažką iš mūsų mokomės. Čia tokia yra bendrystė. Nes ne vien tik apie muziką čia yra apie labai daug aspektų susideda šitoje visoje erdvėje ir galų gale gaunasi tas muzikinis rezultatas, kuris mes nežinom, koks jis dar bus šiais metais. Atėję į koncertą. Sunku pasakyti. Bus matyti, kokie rezultatai. Kad geras, tai tikrai, bet... O jūs pačiai pradžioje šiek tiek praleidot prisistatymą, bet mes sugrįžkim vis tiek prie jo, šiek tiek apie save plačiau. Tai plungiškiai ar kiti svečiai mato jūs bibliotekoje, bet galbūt maža dalis tik tai žino, kas jūs ir apskritai ką veikiat. Tai šiek tiek apie save daugiau gal prisistatykite. Mano vardas yra Dalius Naujokaitis. New York'e aš turiu, kaip vadinasi, nickname. Slapyvardė. Naudžio. Nes taip gavosi natūraliai, ne aš išgalvojau. O kas išgalvojo? Mes turėjom grojom radio stotį su niujorkiečių muzikantais ir po mūsų grojimo buvo gyvai, pristatinėjo mano draugas On ir jis neištarė mano Naujokaitis, bet žiūrėjo, kad kažkas naujo ir jis sako Dalius Naudžio per radiją. Ir daug kas išgirdo, įskaitant Joną Meką. Ir tai prilipo man. Ką veiki? Pravardė. Kuo užsiimat? O kaip tu čia ką veiki? O ką veikiu? Dangoraižiuose sodininkauju ant stogų. 2 dienas į savaitę. Ką būtent ten auginat? Maždaug kaip čia. Gėlės? Gėlės, krūmus, medžius. Daržovės kažkokios? Ne, tik gėlės. Jisai prižiūri. Darbas jo. 2 savaičių
2 dienų savaitėje. Ten. Tai čia yra toks kaip ir pagrindinis darbas, ar ne, kurio užsiimat? Pagrindinis, tai gal, jeigu darbų taip galima skaityti, tai muzika. Nes daugiau dienų, savaitė kiek? Ir darbas? Nu, savaitė turi 7. 7 minus 2 lygu 5. 5 daugiau negu 2. Nu, be abejo daugiau. Tai muzika yra ne tik malonumas, ne tik hobis, bet, nu, jisai savotiškai ir darbas yra. Nu, neskaitau. Nu, darbas, ne tai, kad būdas, ofise eini į ofisą ir atidirbi nuo 9 iki 5. Bet daugiau, kad darbas, bet kur tu mėgsti. Bet aš ir mėgstu ir sodininko darbą. Sodininkystę. Taip. Teko girdėti, kad jūs ir dirigentas, ir kompozitorius. Papasakokit, iš kur visi tie tokie muzikiniai gabumai pas jūs? Čia, nežinau, ar gabumai, aš tiesiog New York'e groju tokiam orkestrui, vadinasi New Blue Orchestra. Ir tam orkestrui dirigavo Butch Morris, toks labai žymus muzikantas, dirigentas, kuris turi savo rankų ženklus ir muzikantai groja pagal jo ženklus. Ir man pasisekė, kad aš pradėjau groti ten ir daug metų grojau ir tiesiog man labai patikdavo ir galvojau, kodėl aš išmokau tos ženklus ir galvojau, kodėl man pačiam nepadaryti orkestrą. Ir pabandžiau, veikia, nuo to ir prasidėjo. Bet ir šiaip tu dar kuri daug muzikos. Aš nekuriu, aš darau cigaretę muziką. kuri ir paskui dar Bet darai jo, muziką. rašau kartais muziką. Kokia ta muzika yra? Kokią muziką, nežinau, mano draugai sako, kad nėra pas tave muzika, kuri neturi stilių. Nes paprastai klausia, ką tu groji. Džiazą, tango, roką, polką, dar kažką. Mano muzikai kažkaip nėra stilių. Nėra vieno tokio konkretaus. Minėjot rankų ženklus, gestus. Teko girdėti, kad ir čia visi orkestro dalyviai privalo išmokti tos gestus ir kombinacijas. Kaip sekas suvaldyti tą tokią publiką, kuri susirenka? Paprastai tu atkreipi dėmesį ir paaiškini, kas dėmesingas, tas įsimena, kas biškai įsiblaškęs, tenka dar kartą. Galim pabandyti. Trys Trumpa nata. Kada? Ta. Čia kažkaip ateina viskas iš čia. Kai yra tas bendras visas, jauti tą bendrą ir jeigu dalius nutildo visus ir taukšti tave rodo, ar ne? Nu, ir rodo grok, tiesiog grok. Ir tas gali būti bet kada, ta prasme. Gali būti bet kada. Nepasiruoši tu tam. Ne, bet ir nereikia ruoštis tam. Tai vyksta labai... Dalyvausi, pamatysi. Repeticijose yra toks vienas vaibas, nu, čia taip labai jau ne bibliotekiškai, korektiškai įsireiškiau, bet kai tu ateini į sceną, tu gauni dar tokios injekcijos, tokios kažkokios bendro jausmo. Fan, tas toks būna, tu nori pasilinksminti, bet nenusilinksminti. Tai čia... Nenudurniuoti. Nenudurniuoti, jo. Žodžiu, kaip aš diriguoju, priklauso, kaip muzikantai groja. Ką? Ir dar viena svarbi detalė tokia, kad čia susirinkę orkestrantai, jie neprivalo būti profesionalūs muzikantai, ir taip? Dėl to ir yra tie objektai. Bet mes atsinešėm šiandien ir dūdelę, ir kanklės, ir dalę mūsų praėjusiais metais trombonų groja. Nesvarbu, kokį tu garsą leidi, o tas garsas neturi būti si mol ar do re mi. Gal tu turi savotišką savo garsą, kur tu gali čirškint gitarą, niekada negrojęs gitarą. Ar tu
apie tai ir yra, kad ta improvizacija nebūtų skirta tik profesionalams, nes tai labai tada siaura. Tai improvizuoja tik profesionalai. Nu ne, va improvizuoja ir neprofesionalai. Tai čia gal šitas labiau yra apie tai. O gal jūsų, sakykime, tėvai, seneliai, kažkas su muzika, su tokiais užsiėmimais turėjo bendro? Iš tėvuko pusės gal daugiau, bet kaime dainuodavo ir tėvukas uždainuodavo. Bet taip, kad grot kažkur, koncertuot, ne, kaimo senoviniam stiliu. O brolis mane išmokino būgnais grot, Audrius Naujokaitis. Bet tapytojas. Tapytojas. Pats tapytojas jisai buvo. Puikiai grodavo būgnais. Kiek panašiai metų buvo, kai išmokot? Mane pradėjo mokinti kokių 6, kiek man buvo 6. Pagal, jis man parodydavo ritmus visokius. Tai brolis, jo. Pradininkas. Be brolio čia manęs nebūtų. Jūsų Bet viskas iš klausos buvo, tiek broliai, tiek tau. Po to tu baigėjai jau būgnus nuo 7 klasės. Bet vis tiek iš klausos. Iš kur kitur. Va, renkasi orkestras. O kokie instrumentai. Mūsų čia gal regionuose, sakykime, žmonių yra didžiausia, tas užrakina duris į kažką, tai baimę. Nes baimė jinai taip sukausta, taip, viską, čakras uždaro, viską uždaro ir tu palieki susigūžęs kažkoks. Tai va čia gal faina, kad tame orkestre žmonės palieka tą baimę ir aš noriu, kad visi ją paliktų. Čia visi, kurie gyvenat, nieko nebijokit. Reikia būti savim, laisvam, bet gerbent kitą. Kažkaip taip. Taip.